Šiam eksperimentui reikės kartoninio lakšto arba galite naudoti medinį, tai priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Taip pat reikės 3 šiaudelių, vieno prireiks pritvirtinti balionui ir 2 reikės pritvirtinti ratukams. Mums reikėjo 4 kamštelių, į juos įdūrėme skylutes ir įkišome po pagaliuką. Po medinį pagaliuką. Šiam eksperimentui reikės 2 kėdžių, stiklinių buteliukų, į kuriuos pripylėme po vienodą kiekį vandens ir siūlų. Atmatavome vienodus atstumus nuo kėdžių ir pririšome šios buteliukus. Ir dabar mes jums parodysime rezonansą. Rezonansas dažnas reiškinys mūsų gyvenime. Pamatysite, kaip jis veikia. Mes paimame vieną buteliuką ir paleidžiame jį. Šiam pradeda nustoti, kitas pradeda judėti. Taigi, kai šis sustoja, šis vėl pradeda judėti. Kai sustoja šis, pradeda judėti šis. Taigi, šiam eksperimentui mums reikės vandens, stovelio ir paketėlio su skylėmis padarytomis, į kurį mes pilsime vandenį. Paketėlį reikia pritvirtinti štai šitaip. Dabar mes į paketėlį pradėsime pilti vandenį. Kaip matote, vanduo pilamas, paketėlis pradeda suktis. Taigi, šiam eksperimentui mums reikės vieno balono ir smeigtukų. Kaip matote, kai mes paspaudžiame šiek tiek, balionas nesusprogsta. Bet štai jeigu mes panaudotume vieną smeigtuką, balionas staiga susprogsta. Šiam eksperimentui reikėjo plastmasinio butelio, baliono. Į balioną aš pripyliau šalto vandens, o butelio apačioje pradūriau mažą skylutę, kurią dabar laikau uždengusi pirštu. Taip pat pradūriau skylutę kamštelį. Dabar, kai atleisiu skylutę, pamatysite, kas nutiks. Vandens fontanas.
stiklinės šiaudelės su plastilinu arba molio apvyniotu ir stiklinėme butelyje yra piltas karštas vanduo, kurį mes turėsime išpilti. Išpylę karštą vandenį mes turime įdėti šiaudelį su moliu, apvertę butelį, mes įkišam į šaltą vandenį. Ir matome, kaip šiaudeliu pradeda tekėti šaltas vanduo.